yra šis sakmė. Kita ypatingo grožio sakmė Silmarillione yra apie Turinio Turambarą, apie kurį galbūt kai kas skaitėte Hurino vaikuose. Jeigu ne, tai matote, ją ten turite puikią progą įsigyti. Dar viena labai graži sakmė yra apie jūreivį Rendilą, kurio pasiaukojimas užbaigė visus karus prieš Morgotą ir visą pirmąjį amžių. Kaip minėjom, pirmo amžiaus pabaigoje Beleriandas nuskendo. Jame gyvenę žmonės iškeliavo į salą Numenorą. Apie Numenoro spindesį ir skurdą pasakojama 4 knygos dalyje, pavadintoje Kalaber, tai būtų verčiama nuopolis. Numenoras žlugo 2 amžiaus pabaigoje, visa sala taip pat nuskendo. Jos istorija primena iš antikos mitų pažįstamą Atlantidos salos istoriją. Išsigelbėjusi iš Numenoro atvyko į Viduržemę ir ten įkūrė Gondoro bei Arnoro karalystės. Gondoro karalystę turbūt taip pat prisimenate iš žiedų valdovo. Ji buvo čia, ten stovėjo Minas Tirito miestas tvirtovė. O Arnoro karalystė gyvavo neilgai. Šiai žlugus jos valdovai tapo klajoklių bastūnų vadais. Vienas iš tų bastūnų vadų buvo ir gerai žinomas Aragornas, kuris, kaip ir jo protėviai, buvo to paties jūreivio Rendilo palikuonis. Dabar bus daina apie bastūnus ir po jos dar siūlyčiau nepabėgti, šiek tiek pabaigsim ir bus keletas prizų. Ne visas auksas auksuk viską, pamiršk, ką matei, ką girdėjai viską. Perskeltas kardas vėl saulei žibės, iškeltas į dangų nuo kario širdies po perkepo liūną, akivara juoda, rankose priešų nevilties neišduoda, beribė bastūna, sielos našta, ne visi kas klajoja. Paklydę yra, ne visi kas klajoja, paklydę yra. Klaidina žartvyslės, mėnesienos vaiduokliai, numirė link galą, atiduot reikės duoklę. Sustingus brangakmenių padangių žvaigždė, viduj dar liepsnoja karalių garbė, žolėm ir pelėsiais apkerpėja bokštai, rankos karaliaus meniai nupuošti, rusena viltis nors seniai prarasta. Ne visi kas klajoja, paklydę yra, ne visi kas klajoja, paklydę yra. Namai vidur lauko, po krepšę belapę, žiemą per šaltą, pavasarį šlapę. Neelgeta jis, nors kai jos karmalai toli pasilikę, tikrieji namai, kai reikia pats mato, nematomas būna, parduoda gyvybę už žodį ir kūną. Kas rytą išaušta paskutinė diena, ne visi kas klajoja, paklydę yra, ne visi kas klajoja, paklydę yra. Taip metai po metų iš buveinės buveinėn, nesančia būti viens po kito išeina. Net regintys akmenys nepasakys, kuo plaka vienišė bastūno širdis. Jei tikrose uolą pamatysi atgyjant, ar žmogų be veido vidurnaktį lyjant, paklaus, kas jis toks ir kokia jo dalia. Ne visi kas klajoja, paklydę yra, ne visi kas klajoja, paklydę yra, ne visi kas klajoja, paklydę yra, ne visi kas klajoja, paklydę yra. Apie Silmarillioną kažkodėl sklando tokios legendos, kad tai labai sudėtinga knyga, kurią yra labai sunku perskaityti. Dėl to aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jinai pagaliau buvo prakalbinta lietuviškai.
Ir mes tikrai labai tikimės, kad mūsų trumpi pasakojimai ir mūsų dainos truputėlį padėjo prisijaukinti šitą šaltą, žiaurų ir paslaptingą pasaulį. Ačiū Jums labai už kantrybę ir dėmesį. Taip pat noriu pasakyti tai, kad mes, TL draugija, visada labai laukime naujų vardų ir slapyvardžių mūsų forume. Galite mus rasti tiesiog www.tolkien.lt. O kitą ketvirtadienį mes organizuojame susibūrimas pasibuvimą, pavadintą Tolkinėjimai, kuris vyks savame kampe, pusė 7 savame kampe Vokiečių gatvėje. Bus žaidimų, bus kažkokių atrakcijų, ateikite, sudalyvaukite. Taip pat ne už kalnų yra ir Hobbito filmas. Galbūt jau girdėjote, kad ta pati komanda pastačius Žiedų valdovą ketina ekranizuoti ir Hobbitą. Taigi sekite reklamą, nes tą progą mes būtinai vėl kažką organizuosime. O dabar smagioji dalis. Tai jo, dar vienas dalykas, jeigu turite kokių klausimų, mes po pristatymo čia dar būsime, nebijokite prieiti paklausti, atsakysim, kaip galėsim. Tai va, smagioji ir svarbioji dalis bus prizų. Pažiūrėsime, ar atsimenate tai, apie ką mes čia šnekėjome, iš viso įdėmiai klausėte. Prizai yra šios 3 Silmariliono knygos. Taigi turime 3 klausimus. Prašome iš vietos nešaukti, o pakelti rankas ir Tolkien Lietuvos nariai neatsakinėkit, ką jūs ir taip per daug žinot. Pirmas klausimas. Kas buvo pirmasis blogis ir tamsusis valdovas ir iš kur jis atsirado? Atrodo, jūs pirmą. Antrasis klausimas. Kodėl Berenui reikėjo pagrobti Silmarilą? Ir paskutinis klausimas, paskutiniam prizui laimėti. Kada pirmą kartą buvo išleistas Silmarilionas, kas jį surinko ir redagavo? Man atrodo, 77-ais sūnus Kristijanas ir Kristijonas. Taigi, dar sykį, ačiū už dėmesį. Jeigu turit klausimų, galit paklausti. Jeigu klausimų neturit, tai labai ačiū Pegaso knygynui Ralmai Literai, kur čia jų atstovai kažkur likšnėmi. Labai ačiū už tai, kad mus priėmėt, kad leidot čia pasireikšti ir visą šitą padaryti. Kaip ir viskas. Dėkui.